Sveiki žiūrintys Sedulos žinias. Šiandien jūs matysite sporto naujienos, dainavimo naujienos ir visokiausi kitokiausi dalykai. Taip pat matysite šokius ir visokiausius dalykus, kurie vyksta mūsų stovykloje. Taigi, ar girdite, kaip viršuje dainuoja mūsų garsieji dainininkai, pop žvaigždės, pasaulio žvaigždės ir visokiausias kitokiausias žvaigždės? O pačioje, kaip trypia mūsų puikų šokėjai. Na, o sporto aikštelėje žaidžia visokiausi Lietuvos lengvaatlečiai, krepšininkai, futbolininkai. Taigi keliaujame pasižiūrėti, ką jie veikia. Labą dieną. Labas. Tai darot mankštą? Jo. Galėtumėt parodyti, kaip viską darot? Kokius pratimus? Dabar darom tempimo pratimus, paskui perėsim prie tinklinio. Kokias dar sporto šakas jūs mokot? Aš dirbu tik su tinkliniu dabar. Yra turbūt kiti treneriai, kas dirba krepšinį, futbolą. Aš dirbu su tinkliniu. Aišku, o kiek jau metų dirbate? Dirbu 5 metai kaip treneriu, bet pats žaidžiu apie 15 metų. Labą dieną, aš esu Klaidas. Aš pristatysiu trenerį. Labą dieną, Jonai. Labą dieną. Man įdomu, kiek metų jūs esate mokytojas? Jau dirbu 35 metus. 35. Ir visus su vaikais. Taip. Gerai. O kaip jūs gavote tą darbą? Na, išmokau, mėgstu dirbti su vaikais ir dirbu. Sveiki, labą dieną. Norėtume paklausti, koks esate dėstytojas? Jakubėtas Gendrius. Ir ko jūs mokysite mūsų vaikučius? Vokalinio džiazo pagrindų. Ir kiek laiko jūs jau užsiemate šiuo darbu? Oi, daug, jau apie 30 gal metų. Ar jums patinka pačiam šis darbas ir maždaug kelių metų pradėjot šį... Pradėjau po akademijos, gana vėlokai. Baigiau akademinius mokslus tada. Ar pats dainavote darželyje, ten mokyklose, choruose? Visą laiką. Labą dieną, mano vardas Zineta Urbanaitė ir dabar mes lipsime viršų, paklausyti, kaip kiti vaikai dainuoja su Asta Pilipaitė. Labą dieną. Gal jums galime paklausti, kodėl jūs pasirinkote būtent šitą būrelį? Būrelį? Todėl, kad aš labai mėgstu dainuoti ir turiu talentą. O jums patinka ši daina? Taip, labai. O ką jūs dabar dainuosite per koncertą? Dabar dainuosiu Madingą vasarą.
galite biškai papasakoti apie save, apie jūsų profesiją ir nuo kelių metų pradėjote dainuoti? Oi, nuo neatmenamų laikų pradėjau dainuoti. Pradėjau dainuoti kažkur tai 14 metų, nors dainavau, sakė mama, nuo gimimo. O 14 aš nuėjau jau į būrelį ir nuo ten prasidėjo mano dainininkės kelias. Ten dainavau su moksleivių ansamblyje, paskui po kokių metų atsidūriau suaugusių kolektyve, kuriame buvau pati jauniausia. Labai greit pradėjom koncertuoti, daug. Ir tai buvo mano geriausia mokykla. Čia yra mūsų šokio mokytojas Viktoras. Labą dieną. Labą dieną. Tai kur dabar mes eisime? Dabar eisime į šokio repeticiją, į apačią. Viktoras yra garsus ir geras mokytojas. Jis moko ne tik čia, bet ir dar visus vaikus, o čia dar papildomai. Yra garsas, neištenimas. Man čia tai vyko visi išsitaško. Šiandien matysite guminuką. O dabar Raimonda Damašauskaitė šoks Electro Dance. Na, o dabar judame į vidų. Šviesos žyba tamsoj, o tamsojose jie nedaug suprantame. O dabar pamatėte Redą. Šiandien toliau. Na, o dabar matysite mūsų baleriną Saulę.
Jagelavičius griež smuiku. Dabar keliausime į mūsų štabą, 8 namelį, kur gyvena mūsų visi vadovai. Labą dieną. Galima eiti. Ką norėt paklausti? Jūs atėjote administraciją, čia yra administracinės patalpos, čia vyksta visi pasitarimai, užsiėmimai, ką norėt paklausti? Dėl stovyklos? Ne apskritai. Kas jums patinka čia nais? Viskas. Viskas patinka, ne? Tai galėtų daugiau tų vakarų būti. Vakarai tai ir būna, tik jie skirtingi. Taip? Žaidimų? Jo. Ką jūs norit žaisti? Futbolą? Norėsite į sporto aikštyną? Ne? O krepšinį? Tai ką jūs galvojat, tik tai renginius vesit ir viskas, ar ne? Daugiau nieko nenorit? Ne, norim. Norit. Viskas. Tai bus šiandien, bus talentų pasirodymai jūsų. Ką jūs sūdit, ką gebat padaryti, ne tik stovyklą, bet ir namuose, ką darot. Turėsim svečių. Ir atverki man akis apie meilę širdyje, kai tu esi. Atsakykit, klausiu aš tavęs ir vėl, ar mylėt tave, kai tu toli esi. Kai išvysiu sapnuose, nereikia žodžių nei garsų, noriu tik matyti tave, tavo šypseną akių. Aš be tavęs kaip be sparnų, taip kaip medis be šakų, mano angelas esi. Noriu būt su tavimi. Ilgas kelias laukia mūsų priešaky. Noriu skrist aukštai ir būt su tavimi. Raskim meilę, kurią nešu aš vien tik tau, ar mylėt tave, kai tu toli esi. Kai išvysiu sapnuose, nereikia žodžių nei garsų, noriu tik matyti tave, tavo šypseną akių. Aš be tavęs kaip be sparnų, taip kaip medis be šakų, mano angelas esi, noriu būt su tavimi. Tik prašau, tu svajok tikėkit, skristi sparnais, mes galim aukštyn. Tik kartu išlikim mes kartu, kitaip bus per vėlai. Kai išvysiu sapnuose, nereikia žodžių nei garsų.
tik matytam tavo šypseną akių. Aš petam ves kaip be sparnų, taip kaip medis be šakų. Mano angelas esi, noriu būt su tavimi. Taigi, sveiki atvykę į didįjį Sedulos ežerą, dabar visi maudomės ir žiūrime, koks gražus tinklas yra.